Gavus kvietimą iš Kauno Arkos bendruomenės atvykti pas juos, apsilankyti ir pasižiūrėti, kaip bendruomenė gyvena, mes tą kvietimu pasinaudojame ir nuvykus susipažinom su šauniais bičiuliais, jie mus labai šiltai priėmė, aprodė savo kūrybinės dirbtuvės, gaminamą produkciją, mus tikrai labai įkvėpė ir tikrai labai susižavėjom jų veikla. Ekskursiją pradėjom nuo žvakių dirbtuvių. Bičiulis Marius mums pristatė savo gamybos technologiją, procesus. Tai buvo darbas, kurį daro rankom. Tai buvo tikrai labai įdomu pastebėti ir pamatyti tai. Toliau mes nuvykome į keramikos dirbtuves, kur buvo gaminami puodukai, lėkštės, vazos. Bičiulis Nedas aprodė visus procesus. Teko pamatyti iš labai arti visą tą kūrybinį procesą, pabendrauti, pažiūrėti, su kokiom problemom jie susiduria. Tai tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad Kauno Arkos bendruomenės nariai tikrai negailėdami pastangų, laiko, rūpinasi žmonėmis, kuriems reikia meilės, šilumos, socialinio bendravimo. Tai mes irgi atvykę stengiamės pajausti ir prisidėti, išklausyti jų pasakojimų, gebėjimų. Ir tai yra fantastika, kad yra tokie bendruomenės centrai, kurie tikrai prisideda prie to, negaili savęs. Ir labai kviečiu visus žmonės, kurie nėra abejingi tokiems dalykams, tai tikrai jūs visi galite prisidėti prie to, elementariai nuvykę tenais, pabendravę. Išgirdę Kauno Arkos bendruomenės prašymą prisidėti ir sukurti naujas gyvenimo erdves bičiuliams, nes jų bendruomenė auga. Kauno savivaldybės jie gavo tik tais patalpas, bet visiškai neįrengtas. Tai prašymas buvo jų prisidėti ir išpildyti tą plotą taip, kad būtų ten jau galima gyventi. Tai mes išgirdom ir mes prisidėsim ir tą kviečiu daryti ir kitas įmonės ir gyventojus.